Sveiki! Kadangi toks laikmetis, kai viskas sukasi apie kapines, tai ir mano video bus iš kapinių. Kaimų kapinaitėse, toli nuo pagrindinių miestų, ant kalvelės, tarp visų kitų kapų, štai toks antkapis, metalinis. Metalinis, apie 2,20 m aukščio, 80 cm pločio, grubiai taip iš akies. Sferinis metalo luitas, tai dar ne viskas. Nustebino ne tik tai. Nustebino šito antkapio data. Tai 1885 metais šitas žmogus, matomai lenkų tautybės, palaidotas kapinaitėse šitose. Kas nustebina dar? Nustebina tai, kad raidės sferinės, ne graviruotos, ne vidinės, o sferinės. Taigi, tų laikų technologijos, nežinau, ar žmogelis susisakė savo vienetinį liejinį, arba 3D printerį jie turėjo. Tai čia išmušė mane iš vėžių stipriai. Vienas dalykas. Antras dalykas, kaip jisai čia pateko aplamai, tai turėjo, vienu žodžiu, grandiozinis čia antkapis. Ir liejinys. 200 metų prabuvęs metalo gabelas, nelabai matosi, kad tai ten būtų daug rūdžių kažkokių. Tai jisai jokios nesimatant jo korozijos. Vandalų bandytas atkalt, bet šiaip labai nustebino mane šita technologija. Aš metaluose nestiprus, nes nežinau apie tas technologijas, todėl tikrai laukiu komentarų žmonių, visų specialistų, kaip taip įmanoma, ar 1885 metais tokį daiktą galėjo kažkoks tai padaryti, ar jis tai masinė gamyba kažkokia, nesuprantu. Nesuprantu technologijos, visiškai nesuprantu technologijos. Gamybos technologijos, kosmoso čia kažkoks tai. Taigi, laukiu komentarų. Tikrai visų specialistų, nuo istorikų iki metalo kažkokių tai specialistų. Ta prasme, jo. Ir klausimas dar kitas. Ar jūs matėte, ar kas nors matė daugiau tokių antkapių? Mano atveju, tai aš pirmą kartą pamačiau tokį dalyką. Galbūt jų yra ir daugiau. Taigi, laukiu komentarų. Tikrai laukiu. Ačiū.